kame yra saugumo jausmas, kad aš tikiu, kad manim kažkas rūpinasi tam pat metu, žinai. Ne tik, kad aš rūpinuosi kažko, bet ir manim rūpinasi. Ir man nereikia rūpinti savimi. Jo, bet matai, publika kartais nesirūpina tavim. O publika nesirūpina. Ir jinai gali būti nepatogi. Ir tada gali būti, kad nueina kalbėjimas į tokį, žinai, bandymą patenkinti auditorijos. Ką aš iki, pavyzdžiui, matau kaip klaidą viešajame kalbėjime. Kai aš labai noriu, kad mane mylėtų, kad mane liaupsintų ir panašiai, aš pametu save kaip žmogų ir einu realiai tenkinti auditorijos poreikį kažkokį. Bet tada dingstu pats ir lieka tuštumo jausmas. Visiems neįtiksi realiai. Tu toks tarnautojas lieki. Tu išduodi pastoviai save tą kalbėdamas. Ir bendravęs, pavyzdžiui, su aukšto lygio vadovais, kurie kaip to skundžiasi. Visi laimingi, visi patenkinti, sako, o man pačiam tuštumo jausmas pakalbėjus yra. Ir mes tada kapstam ir kur mes nueiname. Ir ką iškapsit? Mes nueiname iki to, kad būtent vyksta tokia savotiška išdavystė. Žmogus kalbėdamas viešai, jisai perina į vaidmenį, į to, kaip reikia padaryti, kad būtų gerai. Ir ta, pavyzdžiui, kai gauna netgi pagirimus ir liaupsės, jisai tokia jaučia, kad tai nėra apie mane, tai yra apie tą kažkokį personažą, kuris nesu aš. Ir tada, ką mes darėm, mes ieškojom, žinai, o kaip tu kalbėtum, koks būtų tavo santykis su kalbėjimo tema, tavo koks turinys būtų. Ir šitą pakeitus, susijungia, žinai, mano vidus, aš su auditorija, su kalbėjimo tema, vėlgi visi vis tiek laimingi buvo irgi tai padarius, bet ir pats žmogus tampa laimingas.